AMES webinarą šiandien. Esu Rasa Juozapavičienė, AMES Education studijų užsienyje vadovė. Ir šiandien mes kalbame apie kalbų kursus suaugusiems užsienyje, kaip akivaizdų kalbos progresą galima dar greičiau paspartinti vos per kelias savaites. Šiandien aš jums ne tik papasakosiu, bet ir detaliai parodysiu, kokios kalbos yra populiariausios lietuvių tarpe ir kokių kalbų dažniausiai vyksta mokytis mūsų tautiečiai, bei kur tų kalbų mokytis galima svetur. Kalbant apie kalbų kursus užsienyje, visą išsamią informaciją rasite AMES Education svetainėje, patalpinta kursų užsienyje skiltyje www.ames.lt kursai užsienyje. Kalbant apie kalbas. Pačios populiariausias vienareikšmiškai išlieka vis tik tai anglų kalba, tiek kaip kalbų mokykla Lietuvoje kviečiame mokytis anglų kalbos pas mus, tiek kviečiame ir vykti svetur spartesniam kalbos progresui. Kartais gauname klausimą, kad sako, jeigu jūs mokote anglų kalbos Lietuvoje, kodėl jūs raginate vykti į užsienį? Tai atsakymas yra labai paprastas. Mokymasis šalyje, kur ta kalba nėra valstybinė, natūralu, kad progresuoja ne taip sparčiai. Ir kai mes kalbame apie šalį, kur ta kalba kalbama natūraliai, natūraliuose kasdieniuose kontekstuose, savaime suprantama, kad ir jūsų pažanga yra ženkliai spartesnė. Anglų kalbos, vokiečių kalbos, prancūzų, ispanų, italų, taipogi kinų kalbos kursai šių dienų kontekste jau yra, sakyčiau, tapę ganėtinai populiariais dalykais. Ir žmonės noriai renkasi tas programas užsienyje, siekdami sutaupyti laiko, galbūt ne visi gali skirti pakankamai laiko mokytis darbo dienos eigoje, darbo savaitės eigoje, lankant kalbų kursus, o kartais žmonės nori tiesiog tokį, galima sakyti, kalbos boosterį pasidaryti. Nuosekliai mokosi Lietuvoje, ir išvažiuoja į vienos ar kelių savaičių kalbos atostogas svetur tam, kad pamatytų, koks natūraliai tas kalbos progresas gavosi, kokia kalbos pažanga yra per kurį laiką. Įprastai iš praktikos turime tokių pavyzdžių, kai žmonės mokosi Lietuvoje, bet pasitikrinimui, kalbos, sakykime, to tokio natūralaus jausmo sužadinimui važiuoja svetur ir tai daro dažniausiai 2 kartus per metus, tai vienoje metų pusėje ir kitoje, po savaitę arba 2. Kalbų kursai suaugusiems užsienyje skirstomi į 2 kategorijas. Yra vadinamoji executive kategorija ir standard kategorija. Executive kategorija orientuota į vadovus, specialistus, dažnai aukštesnės pajamas gaunančius asmenis. Tai reiškia, kad programa yra vykstanti mažesnėje grupėje, labai dažnai tai yra kokių 3-5 asmenų grupė, maksimum 6. Tai vidutiniškai kažkur taip 3-5 žmonės mokosi vienoje grupėje, gauna labai daug individualaus dėmesio. Tai nereiškia, kad kalbos kursai yra paruošti tik tai kažkokiu tai vadovavimo pagrindu, kažkokia specifinė leksika. Jie gali būti visiškai bendrinės anglų kalbos, netgi ne per aukščiausio lygio, bet tiesiog aplinka, kuri yra sukuriama, grupės dydis, kuris tuo metu vyrauja, jis yra atitinkamai toks executive, tai yra aukštesnės kategorijos. Ir iš executive kalbų kursų užsienyje tikrai galime pasiūlyti tas pačias populiariausias vadinamasis modernesias kalbas, tai yra anglų, prancūzų, vokiečių. Jeigu žinoma yra poreikis, tikrai galima žiūrėtis ir kitų kalbų, susisiekite su mumis, informuojate, kokia kalba jums aktualiausia ir tikrai surasime mokyklą savo partnerių sąraše, kur galėsime ramia širdimi patikėti jums vykti. Executive kalbų kursų dalyvių amžius įprastai yra nuo 21 metų, kai tuo tarpu standard grupės dalyvių amžius dažnai būna arba nuo 16 arba nuo 18 metų. Executive kategorijoje yra dėstomi visi kalbos žinių lygiai, tai reiškia, ar jūs būsite pradedantysis, ar jūs būsite jau stipriai pažengęs, turintis galbūt netgi C1 lygio žinias,
jums tikrai bus iš ko pasirinkti. Į executive programas lietuvių dažniausiai vykstama į anglų kalbos kursus. Jie yra dažnai vadinami anglų kalbos kursai vadovams arba executive English courses. Bet tai nereiškia, kad žmogus turi būti būtinai vadovas ar politikas ir panašiai. Tai gali būti tiesiog aukštesnės pareigas užimantis žmogus, specialistas arba žmogus turintis aukštesnės pajamas ir galintis pasirinkti truputį brangesnę programą. Pamokų metu tiek standard, tiek executive kategorijos programuose vyksta labai tokia dinamiška, vyrauja dinamiška atmosfera. Mes mokomės tarptautinėse grupėse, suvokiam kultūrinius skirtumus, dalyvauja skirtingo amžiaus dalyviai. Taipogi, kaip ir sakau, mokomės nebūtinai specifinės leksikos, mokomės bendrinės anglų kalbos, vedame konstruktyvias diskusijas, bandome gerinti savo kalbėjimo pirmiausia įgūdžius, lygiagrečiai vienareikšmiškai eina gramatika, klausimas, skaitimas, namų darbai, tai grįžtame tarsi į tam tikrą mokyklą, bet iš esmės ta mokykla yra labai įdomi, per daug socializavimosi, per daug bendravimo. Kalbų kursų principas yra ne tik tai nuolatos mokytis, bet mokytis ir per malonę ir įtaigią aplinką. Reiškia, kad yra organizuojamos laisvalaikio veiklos visiems grupės dalyviams kartu, yra vykstama į ekskursijas, yra einama į kino vakarus, žaidžiamas kartu boulingas, yra organizuojamos įvairios bendros veiklos, bendros vakarienės. Dalyvavimas laisvalaikio programuose nėra privalomas, bet yra labai rekomenduojamas dėl to, kad ten ir vyksta pats tikriausias kalbos mokymasis. Tai tikrai visada rekomenduojam aktyviai pasinerti, o ne atvažiuoti su kompiuteriu vien tik tai ir dirbti savo kambaryje po pamokų. Tai jeigu yra galimybė, investuokite į save, vykdami savaitį ar dviem, grinai tokių kalbos atostogų. Tiek executive, tiek ir standartinėse programuose apgyvendinimo tipai yra labai skirtingi. Viskas priklauso nuo to, ko jūs norite. Yra žmonių, kur sako, man labai svarbu išsaugoti savo autonomiją, noriu kuo daugiau privatumo ir nenoriu, kad čia man kažkas tai maišytųsi. Tai yra galimybė gyventi viešbučiuose. Tai yra brangiausia apgyvendinimo kategorija, bet jinai užtikrina iš tikrųjų tokio daugiausiai komforto, yra pusryčiai, labai dažnai yra vakarienės įskaičiuotos į kainą. Tai turite tikrai tokią, sakyčiau, laisviausias rankas tokiu atveju. Kartais žmonės sako, aš kaip tik noriu labai daug bendrauti, išeiti iš savo komforto zonos, man yra svarbu, kad mane taisytų nuolatos, kad man padėtų tobulinti kalbinius įgūdžius ir kad pažinčiau kultūrą vietinę. Tokiais atvejais tikrai rekomenduojam priimančias šeimas. Priimančios šeimos vėlgi yra labai skirtingų tipų ir dažniausiai, kai mes dirbame su vykstančiais į kursus užsienyje, labiausiai rekomenduojame bet kokiu atveju, ar vykstate į executive kursus ar į standard, rinktis executive šeimas. Tai reiškia, kad jūs tokiu atveju turėsite šeimą, kuri greičiausiai gyvens arba kotedže, arba name, turėsite savo atskirą dušo ir tualeto patalpą, kuri bus tik tai jums skirta ir nereikės dalinti su kitais šeimos nariais. O priimančioje šeimoje turėsite pusryčius ir vakarienės, tai reiškia, kad vis tiek to bendravimo su priimančios šeimos nariais jo bus. Tai tokiu būdu jūs mokotės ne tik pamokose, bet mokotės ir savo priimančioje šeimoje. Per pastaruosius kelerius metus pastebėjom tokį dalyką, kad žmonės labai dažnai nori mokytis ne tik kad kalbų mokykloje užsienyje, bet nori mokytis individualiai su mokytoju, mokytojo namuose. Tai irgi yra šių dienų mada. Populiarėjantis reikalas, tokių variantų turim tiek Londone, tiek Kembridže, Oksforde. Tai yra labiau Jungtinėje karalystėje išpopuliarėjęs reikalas. Galbūt patys taip labai pozityviai tai nežiūrime, nes tarsi jūs užsidarote vienoj tokioj erdvėj su vienu žmogumi ir nuolatos su juo mokotės, su juo pusryčiaujate, vakarieniaujate, leidžiate laisvalaikį, kartais galbūt to tokio kontakto gali būti ir per daug.
ypatingai svarbu, kad tada sutaptų labai interesai, bet geriausia yra rinktis kalbų mokyklą, kad jums būtų kaita, kad jums būtų kur ateiti, su kuo pabendrauti, kad būtų besikeičiantys žmonės, nes būtent laisvalaikio programoje tas yra šaunu kalbų mokyklose, kad jūs bendraujate ne tik su savo grupe, jūs bendraujate su tos mokyklos kitais kursų dalyviais. Taigi pasirenkat apgyvendinimą pagal savo poreikį. O galbūt jūs norite gyventi bendrabučio tipo apgyvendinimo sektoriuje, tai dažnai būna arba apartamentai, arba taip ir vadinasi bendrabučiai, arba rezidencijos, kai turite savo vienvietį kambarį, gyvenate vieni, jeigu vykstate dviese, gyvenate dviese ir tokiu būdu turite bendrą virtuvės erdvę, bet jeigu kažkas studijų laikotarpiu gyvenot bendrabutyje, tai galite ir įsivaizduoti, kad tai atrodo labai panašiai, tik tai aišku, to komforto yra daugiau negu studentų bendrabutyje. Dažnai yra atskiri patogumai, kurie yra skirti tik jūsų kambariui, o iš bendrų patogumų tai dažniausiai būna didelė virtuvė su visa reikalinga įranga joje, kad galėtumėt pasigaminti maisto, o galbūt ir socializuotis. Apartamentai, vienas iš populiaresnių yra tipų apgyvendinimo ir apartamentuose labai dažnai būna keli kambariai, tai yra kelių kambarių apartamentai, jums priklauso vienas kambarys, kitame kambaryje gyvena kiti kursų dalyviai. Arba gali būti vieno kambario apartamentai, tai tada jau toks visiškai viešbučio tipas. Bet kalbant apie executive programas, tai dažniausiai žmonės renkasi, pasirinkę executive programas, dažniausiai renkasi apgyvendinimą viešbučiuose. Kalbant dabar ne apie executive, bet apie bendrai kalbų kursų suaugusiems, tai įvairovė labai didelė. Anglų kalbos mes kviečiame mokytis ne tik Jungtinėje karalystėje, bet ir Airijoje, Maltoje, Kipre, Amerikoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje, Kanadoje. Tas pasirinkimas iš tikrųjų yra labai platus, viskas priklauso, aišku, nuo jūsų laiko ir nuo jūsų finansinių galimybių. Tolimesnės destinacijas rekomenduojame rinktis tuo atveju, jeigu galite vykti ilgesniam laikui, pavyzdžiui, 4 savaitėm, tada tikslinga vykti ir į Jungtinės Amerikos valstijas arba Kanadą arba Australiją. Jeigu vis tik tai kursam galite skirti savaitę arba 2, tikrai labai rekomenduojame rinktis arba Maltą, arba Jungtinę karalystę. Vis daugiau lietuvių dėl gamtinių sąlygų renkasi Maltą. Tikrai taip kažkaip sakyčiau pozityviai, netgi daugiau negu Jungtinė karalystė. Argumentas labai dažnai būna, kad European English pasirinkimas jiems atrodo atraktyvesnis negu British English ir Malta, žinoma, užtikrina gerą orą, tai yra gero oro garantija praktiškai vos ne visus metus, išskyrus kelis mėnesius rudens sezone, kada šiek tiek atvėsta ir prasideda lietaus sezonas. Bet iš esmės Malta išlieka turbūt populiariausių pasirinkimų sąraše. Maltoje turim labai daug partnerinių mokyklų ir didžiuosiuose miestuose ir truputį mažesniuose. Yra tokia European School of English kalbų mokykla St. Julian's mieste, kuris yra vienas judriausių, vienas gyviausių miestų. Taipogi turime mokyklų Valetos, Sliemos mieste. Tai pasirinkimas yra ganėtinai platus. Visose šiuose mokyklose galite pasirinkti tokius kursus, kokiu norite. Ar tai bus executive kursai, ar tai bus bendrinės anglų kalbos kursai, ar tai bus, pavyzdžiui, bendrinė anglų kalba didelėje grupėje arba bendrinė anglų kalba mažoje grupėje. Galbūt jūs norite 20 pamokų per savaitę, galbūt jūs norite 30 pamokų per savaitę. Visus šitos klausimus mes išdiskutuojame su jumis individualiai, koks yra jūsų poreikis. Tai nuo to viskas ir priklauso. Kalbų mokyklos tikrai galės pasiūlyti viską, ko norėsite ir tikrai parekomenduosime, parinksime tas, kurios yra pačios patikimiausios, kurios yra išbandytos lietuvių. Kalbų mokyklos laukia jūsų atvykstančių nusiteikusių mokytis, nusiteikusių bendrauti. Ir dėl tos priežasties, aš kaip ir sakau, labai dažnai matome klaidą, kad žmonės sako, važiuoju, mokysiuos 1 dienos pusėje, 2 dienos pusėje dirbsiu, o kai nuvažiuoja, paskui mato, kad ir darbui to nėra tiek daug laiko, kad kokybiškai nenukentėtų programa.
Tai atkreipkite dėmesį, visos mokyklos kūrė bendruomenės. Joms yra labai svarbu, kad jūs ateitumėt, įsilietumėt į veiklą, kartu rastumėt laiko papietauti, išgerti kavos, kartu išeiti vakare kažkur tai pasibūti, nes toks yra kalbų kursų tikslas. Kaip kad organizuojame kalbų stovyklas vaikams ir labai dažnai mus pirmiausiai tėveliai žino tai per tą pusę, kad leidžia savo atžalas į kalbų stovyklas ir labai nustemba, kad turim analogus suaugusiems. Tai iš tikrųjų galima sakyti, kitaip tariant, tai yra vos ne kalbų stovyklos, tik tai jau pilnamečiams asmenims. Ir jos yra labai šaunios. Šaunios tuo, kad jūs lankote pamokas, jūs vėl grįžtate į tam tikrą tokią kalbos discipliną. Šaunios tuo, kad jūs turite savo klasę, savo bendruomenę, kuri suinteresuota mokytis, kaip ir jūs, kuri suinteresuota siekti aukštesnio lygio, kuri tikrai geranoriškai bendrauja tiek debatuose, tiek per kažkokias grupinės komandinės užduotis. Turite tokią nuosavą palaikymo komandą, visi vieni kitiem padeda, iš tikrųjų yra tokia maža, jauki šeima. Ir dažnai susiduriam su tuo, kad sako, tai kaip aš į vienas važiuosiu, vienas, ar aš ten neprapulsiu, ar bus viskas gerai. Tai žinokit, drąsiai galiu nuraminti, turėjom žmonių, kuriems beveik 80 metų, vyko į tokius kursus ir grįžo labai patenkinti. Negaliu sakyti, kad galbūt dalyvavo visoje programoje pilnai, į naktinius pabus nėjo, bet į bendras vakarienės, į ekskursinės programas, į kažkokias bendras veiklas įsiliejo ir noriai dalyvavo. Tai viskas priklauso tik nuo požiūrio ir visiškai nesvarbus amžius. Nepriklausomai nuo to, ar ta programa, kalbos kursų programa yra Jungtinėje karalystėje, ar jinai yra Maltoje, ar jinai yra Vokietijoje, ar Ispanijoje, Italijoje ir taip toliau. Situacija visose kalbų mokyklose atrodo ganėtinai panašiai. Esmė yra tokia, kad kiekvieną dieną, kiekvieną darbo dieną nuo pirmadienio iki penktadienio, dažniausiai pirmoje dienos pusėje, vyksta pamokos. Jūs patys pasirenkat intensyvumą, pagal kurį jūs dirbate. Mes tai aptarėme pokalbio metu. Galbūt jūs norite mokytis 20 pamokų per savaitę. Galbūt jūs jaučiate, kad galite daugiau ir jums reikia 30 pamokų per savaitę programos. Galbūt jūs norite dar intensyviau. Pavyzdžiui, 30 pamokų grupėje ir, tarkim, 5 pamokos individualiai. Tai irgi yra įmanoma. Viskas priklauso nuo jūsų gebėjimų. Aš asmeniškai rekomenduoju vėlgi atsižvelgti į tai, koks yra jūsų amžius, koks yra jūsų imlumas, kad neperspausti ir kad neperspaustumėte ir paskui tas kalbos mokymasis net grasytų. Tai 20 arba 30 pamokų per savaitę yra optimalu. Įsivaizduokim dabar, ką reiškia 20 pamokų per savaitę. Tai reiškia 2 pamokos po 1,5 valandos, ne? Ir tai gaunasi 4 akademinės valandos pirmoje dienos pusėje. Taip atrodo 20 pamokų per savaitę ciklas. Jeigu pasirenkate 30 pamokų, reiškia 2 pamokos po 1,5 valandos, 4 akademinės valandos pirmoje dienos pusėje ir 1 pamoka 1,5 valandos, arba kitaip tariant 2 akademinės valandos antroje dienos pusėje. Tokiu būdu jūs mokotės 6 akademinės valandas. Turite pasiskirti laiko natūralu pietums, tad sakau, susidėliokite savo planą taip, kaip yra patogiausia. Ar mokysitės anglų, ar vokiečių, ar prancūzų, sistema yra ta pati. Apgyvendinimas pasirenkamas yra individualiai, taip kad jokia mokykla nepasakys, kad mes turime tik tokį paketą ir jokio kito negalite rinktis, o gal jūs nenorite visai rinktis apgyvendinimo per mokyklą. Gal turite savo kažkokį tai nusimatę sektorių, tarkim, galbūt jūsų giminės gyvena ir galėtumėte apsistoti pas juos. Gal norite išsirinkti viešbutį, kur šiaip iš principo galbūt esate įpratę gyventi, arba, tarkim, mokykla nesiūlo tokio tipo, o jūs norite būtent tokio. Tai iš mokyklos jūs galite užsisakyti vien tik tai kursus. Jūsų niekas neįpareigoja rinktis ir apgyvendinimo kartu. Jeigu matome poreikį, kad reikia žmogui, tarkim, ir pasitikimo oro uoste, tai irgi užsakom.
Šitos dalykus visus suderiname pokalbio metu, pasakote savo poreikį, mes paruošiame kainos pasiūlymą, atsiunčiame kelias mokyklas, įprastai net ne vieną, ir jūs išsirenkate tą variantą, kuris jums labiausiai patinka. Tai iš europinių variantų populiariausi vis tik tai anglų kalbos mokymuisi yra Jungtinė karalystė, Airija, Malta ir dar karts nuo karto Kipras. Vokiečių kalbos galime irgi, žinokit, kursų pasiūlyt labai daug, daugelyje Vokietijos miestų, taipogi keliuose Austrijos miestuose. Populiariausias pasirinkimas yra Vienoje, Vokietijoje turime ir Berlyne, ir Miunchene, Düsseldorfe, Hamburge. Na, yra tikrai labai didelis pasirinkimas, priklausomai nuo to, kur jums reikalinga mokykla. Praktiškai kiekviename mieste turime ką parekomenduoti. Prancūzų kalbą. Prancūzų kalbą tikrai galite mokytis tiek Paryžiuje, Nicoje, Antibuose, Kanuose, Marselyje, Bordo, Lione, Ruane. Tas pasirinkimas vėlgi priklauso nuo lokacijos, kuri jums patraukliausia. Ispanų kalbos mokyklų irgi yra Barselonoje, Malagoje, Alikantėje, Madride. Parinksim tokias, kurios atitiks jūsų lūkestį. Dėl italų kalbos populiariausiai išlieka Roma, Florencija, Milanas. Jeigu matysime, kad yra poreikis kažkokią kitą mokyklą rekomenduoti, tikrai parekomenduosime ir kitur esančias mokyklas. Tas gyvas kontaktinis mokymasis su mokytoju, buvimas tarptautinėje grupėje turi labai daug pridėtinės vertės. Viena vertus, taip gali nutikti, kad jūs būsite vienintelis lietuvis arba vienintelė lietuvė toje mokykloje tuo metu, arba galbūt tais metais, visko gali nutikti, iš tikrųjų ir taip. Bet raginame važiuoti su tokiu požiūriu open-minded, kad atidarome mintis visoms galimybėms tam, kad pasisemtume maksimalios naudos. Italų ir ispanų kalba šiai dienai, jos dažniausiai yra dėl savęs pirmiausiai, jos matome, kad jaunimo tarpe labai populiarėja ispanų kalba, ypatingai studentų tarpe arba jaunų specialistų tarpe, kurie bando eiti į tą vakarų Europos rinką. Italų kalba, tarp kitko, šiai dienai tokia populiariausia, kad ir kaip nesinorėtų taip generalizuoti ir bendrai kalbėti, bet matom iš statistikos, kad 40+ žmonių tarpe, tai yra žmonės bando jau labiau eiti per kultūrą, pažinti tą kalbą ir save realizuoti, taip relaksuodamėsi daugiau ir įsiliedami į Italijos erdves. Anglų kalba yra populiari visose amžiaus grupėse, lygiai taip pat kaip vokiečių ar prancūzų kalbos. Taigi visada raginame ateiti pas mus į kalbų kursus, mokytis kalbos su mūsų specialistais, bet nepamiršti, kad lengviausia, patogiausia, patraukliausia ir įdomiausia mokytis kalbos ten, kur natūraliai ją kalbama. Nes tik tai įsilieję į natūralią aplinką, jūs pradėsite jau kokią 3 parą sapnuoti, galvoti tą kalbą, kurios jūs atvykstate mokytis. Ir tai yra turbūt pats geriausias progresas, kuris parodo tą jūsų kalbinį lūžį. Ir Lietuvoje to kalbinio lūžio tokio pasiekti yra praktiškai neįmanoma, net ir mokantis su gimtakalbiu mokytoju, nes išėję už pamokos ribų, už kalbų mokyklos Lietuvoje ribų, jūs tiesiog vėl panirsite į savo natūralią aplinką. Išėję už kalbų mokyklos užsienyje ribų, jūs panirsite į tą pačią aplinką kalbinę, jūs skaitysite afišas, jūs skaitysite spaudą, jūs eisite į muziejus, jūs tiesiog natūraliai girdėsite tą kalbą ir ilgainiui imsite ją reflektuoti. Ir iš tikrųjų tas didžiausias progresas yra pasiekiamas būnant 2 savaitę kalbų mokykloje, nes 1 savaitė yra skirta įsisavinimui, o jau tokia refleksija atsiranda 2 savaitę. Tad jeigu dar kažkas galvojate, kur man nukeliauti, kur man paatostogauti, galbūt meskite savo iššūkį ir vykite į kalbų kursus šalyje, kur ta kalba kalbama natūraliai. Dar viena tik tai tokia žinutė, čia turbūt aktualiausia yra tėveliams, kurie turi
nepilnamečius vaikus, yra toks dalykas kaip kalbų kursai šeimoms. Ganagi tik tai vaikus versti mokytis vasarą, ne, stovyklose, reikėtų galbūt ir patiems parodyti tą tinkamą pavyzdį vaikams. Taigi, labai dažnai tėveliai vyksta į tokią, kaip sako, avantiūrą, pasirašo tokiai avantiūrai, vyksta į kalbų kursus šeimoms. Dieną vaikai eina į kalbų kursus su savo bendraamžiais, tėvai eina į kalbų kursus suaugusiems, tai yra su savo bendraamžiais, o vakare visi susitinka ir turi bendrą laiką kartu. Tai tikrai labai toks produktyvus ir geras pavyzdys jaunai kartai besimokantis tėvai. Tai vat kalbos mokytis kartu yra irgi puikia idėja ir puikus vasaros atostogų planas. Labai ačiū Jums, kad dalyvavot, o galbūt dabar turite dar kokių klausimų. Jeigu klausimų neturit, tai dar kartelį dėkoju ir linkiu gražaus vakaro. Viso geriausio.